Nu ką, bičiuliai, sveiki gyvi. Gal girdisi, gal ne, bet balsas pakimęs. O ką šiandien mes susirinkom? Pabandyti kažką naujo. Ledai visi ištirpo. Turiu čia tokią upę vietelę. Kiekvienais metais vis dovanoja metalo. Gal ir ne kažko ypatingo, bet vis tiek įdomu, nes čia jo gausu. Ne viskas įsitraukia, bet tikrai. Tai va šiandien pabandysim su magnetu laiką praleisti smagiai vakare prie upės. Niekada nežinai, kas vandenį gali slėptis tenais dugne, giliai, niekada nežinai. Kimbam į darbą ir pasibandom, pasižiūrim. Nu, va taip. Radiniai, skardos. Kol kas nieko gero, bet nenusivilkim. Tai vat įdomesnį radinį. Jau man į tą temą, kaip man asmeniškai žiauriai patinka. Spygliuota viela. Aišku, ta spygliuota viela galėjo būti realiai ir taip pat iš ūkio. Bet aš akivaizdžiai žinau, kad šituose laukuose, kitapus upės, labai nirtingi pirmo pasaulinio karo veiksmai vyko. Tai kas žino, kokia tikimybė galbūt kažkas, kad ir jau po karo buvo bandoma atsikratyti upę prie pat. Dabar atkreipkite dėmesį, kaip sujudinu daiktą, pradeda kilti burbulai. Reiškiasi dujos iš po to daikto pradeda išeitinėti. Puvimo dujos, daiktas kyla į viršų. Bandom kelt. Iškėlim kažką. Daug žolių turim. Absoliučiai neaišku kas. Toliau. Tvirta viela visiškai. Neaišku, kodėl čia atsidūrus. Skardos. Visokie kitokie daikčiukai. Nu ką, chebryte, pakalbam. Sezonas prasideda, jau įsivažiuoja, jau karšta, darosi smagu. O detektoriaus tikriausiai dar neturi, arba turi, bet jau nori atsinaujinti į kažką rimtesnio. Dabar tikrai rekomenduoju apsilankyti metalodetektoriai.lt arba tesora.lt. Kaip įrašysit, vis tiek jūs nukreipsite ant pat į tą patį puslapį. Pardavėjas labai daug turi pasiūlymų, visada jums patars. Jeigu patys nežinot, ko nori, tai pardavėjas visada interesuotas, kas geriausiai jums, kas labiausiai atitinka jūsų poreikius. Aš pats apsiprekinėju ir tikrai naujam sezonui pirksiu vėl kažką naujo. Tai metalodetektoriai.lt. O ten kitoj pusėje, prie kranto, žiauriai gerai limpa, bet kažkodėl ir atlimpa. Galimai, kad tai... O. Gerai, dabar kažką užkabinau. Reiškiasi, turiu po truputį tampyti, nes gali, jei stipriai trauksi pilna jėga, tiesiog atšoks. O kadangi yra įsisiurbimas į gruntą, reikia išjudinti iš grunto tokiais judesiais po truputį. Taip, kitas niuansas yra su magnetu tas, kad jeigu jūs ruošitės ieškoti su magnetu nuo kranto, tai būtinai turit pirkti tik tais dvipusį ir kad būtų sriegis iš šono, o dar geriau ir iš viršaus, ir iš šono. Bet jei nusipirksit tik tais iš viršaus sriegį, tai realiai su tokiu galėsit ieškoti tik tais iš valties ir va tokiais plaukdami judesiais tapšnoti dugną. Bet jeigu norit mest nuo kranto ir persitraukti, tai jums būtinai reikia, kad jisai plauktų dugnu, tiksliau slinktųsi šonu, va taip va. Ir plus, sakau, nu, ten 300 turi taikyti, kad būtų bent jau kilogramų traukos. Aišku, faktas, ta trauka ir nukrenta, jinai nuo dumblo, nuo apnašų, nuo pačio metalo, kaip sakyt, nusidėvėjimo. Bet jeigu pirksit 150, tai realiai, nu tai va dabar tai, ką aš traukiu, tai galėsit, pajėgsit ištraukti. Bet jeigu reikės išsitraukti kažką rimtesnio, tai tikrai 150 kg neištrauksite. O, kažkas įdomiau. Nu, chebrytė, sakykit, ką norit. Pažiūrėkit. Atrodo tarsi sviedinio apsauginis transportinis dangtis.
Nu, va čia tai magarioja, o dabar kaip turi būti. Atrodo, kad... Oi, nelabai man magnetas nori išlipti. Juda. Oh my god, hebra. Kokia jūsų nuomonė? Nežinau. Šiaip pradžių sakiau karotis, bet čia ne karotis. Kas čia per metalo guzas? O toks metalo guzas. Vėl nežino, nuo ko čia jisai. O tai ką čia hebra ištraukiu. Pažiūrėkit, tuoj. Kas čia hebra? Šiaip žiauriai, svorio turi daug, bet iš abiejų pusių laida eina. Sakyčiau, kaip aš nelabai nusimanau. Nu ką, labas hebrytė. Vakar laikas labai stipriai mane prispaudė, sutemo greitai, tai teko išvaryti. Radinių buvo šis beitas. Nu, karo aš čia jau mažai tikiuosi surasti. Kiek matau, tai visokios ūkio buitinės atliekos, dar kažkas tokio. Kažką čing-džing. Čing-džing. Dabar patampysiu. Likia. O, gali, jaučiasi. Nu ką. Nu blemba, hebra. Nu jūs būkit biedni, bet teisingi. Nu tikrai dėžės. Tikrai nuo dėžės. Ten yra gero metalo. Kažkoks įdomesnis šlamštastikus. Nu jo, civilinės paskirties tikrai garantuotai. Žinot, kas yra? Įsivaizduokit, va tokią vietą jūs nežinodami einat maudytis. O, vau, tikro kalvio darbas. Kas įdomiausia, tai čia dar mediena likus. Gražus daiktas. Gražus daikčiukas. Kalvio gamyba. Tai va, bičiuliai, panašu, kad vežimas visas senovinis įvarytas čia į dugną. Nu, čia iš tikrųjų šitoj vietoj jau man biškį pabodo, nes realiai taip radinių yra, bet tie radiniai visi buitinis metalas ir jūs žinot, kaip pastiprimės to karo radinius. Tai manau, kad trauksiu į kitą vietą. Aišku, faktas visada išlieka nieko nerasti, bet jei nepatikrisim, tai niekada nesužinosim, ką praleidom. Ir paskutinis striba užmušim, eime pagersim, eime paušim, ir paskutinis